Sveiki visi, sveikinuosi Service 007 Landerenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse. Šį kartą turim faceliftinį Subaru Outback modelį 2018 metai. Klientas atvyko iš Vilniaus, atvyko tam, kad susimontuotų kokybiškai Landerenzo sistemą, kurią džiaugiamės galėdami sumontuoti ir pristatyti ir pademonstruoti taipogi ir jums. Tai labai trumpai, pats valdymo blokas Landerenzo Evo OBD štai šitoje vietoje. Turime dujinės įrangos saugiklį, greta be abejonės pliusinės klemos. Šone turim skystos fazės filtrą Landerenzo, tuo pačiu ir dujų vožtuvą. Landerenzo LI10 turbo dujų reduktorių štai šitoje vietoje. Tvarkingai pravestos tiek dujų, tiek vandens žarnos reduktoriaus šildymui. Dujinės fazės filtras, vožtuvas ir po du dujų purkštukus kiekvienoje variklio pusėje. Lygiai taip pat kaip yra opozitinėme variklyje ir benzininiai purkštukai, tie du vienoje pusėje, du kitoje. Na, visi darbai, darbų kultūra, viskas yra padaryta pagal aukščiausios kokybės standartus. Tokie patys standartai yra dažniausiai naudojami montuojant Landerenzo kompanijos sistemas į visiškai naujus automobilius. Tai be abejonės specialios apsauginės gofros, gamykliniai laikikliai, spyruoklinės sąvaržos. Reduktorius vėlgi savė kaip pavyzdys neturi nei vienos plastikinės alkūnės, plastikinės dalies, jokių trišokių, jokių vandens pajungimų, jokių dujų skirstimų, niekur nerasit plasmasinių detalių. Dujinės fazės filtras taipogi atnaujintas specialiai su dervų surinkimu. Viskas apgalvota, pravesta taip, kad būtų galima ir oro filtro dėžę atkelt, paimti, ištraukti filtrą, pakeisti. Ir jeigu reikia prie droselinės sklendės prieiti be problemų, viskas išsiema. Visi komponentai lieka savo vietose. Na, dujinės įrangos laidynas taipogi yra adaptuotas konkrečiai šiam variklio skyriui. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visi laidai yra sugrupuojami, parenkami jų tinkami ilgiai. Jokių apendicitų, kažkokių laidų galų, apvyniotų izoliacijom niekur nerasit prikaišiota. Viskas parengta taip, kaip turi būti, kiekvienas kontaktas yra sulituotas, o visi laidai lygiai taip pat kaip yra padaryti ir variklio skyriuje, jeigu pasižiūrėsime į gofras įvilkti, tai mūsų laidai taipogi įvilkti į gofras, tas gofras yra dar papildomai izoliuotas. Viskas švaru, tvarkinga, nuvalyta, paruošta automobiliui atiduoti ir pravesti instruktažą jau klientui. Tai tiek apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuką. Čia su klientu sutarėme, kad jį montuosime štai šitoje vietoje, be abejonės apvalų, su guminiu žiedeliu, tvarkingai, taip kaip priklauso. Labai patogi vieta, gerai matosi vieta, tikrai jokių problemų nekelia. Dujų balionas atsarginio rato vietoje. Pats buvęs ratas yra įdedamas į specialiai tam skirtą dėklą. Dugnas užsidaro lygiai, gražiai, tvarkingai, 82 litrų balionas sumontuotas viduje. Dujų pildymas prie benzino užpildymo vietos, atvykę į degalinę atsidarom ir galim iš karto piltis dujas. Jeigu norim atsisukam ir galim piltis lygiai taip pat benziną, nieko nereikia papildomų jokių adapterių, nei nusukti, nei atsukti. Vienintelis dalykas, kada šitą adapterį atsuksime, tai tada, kada užsienyje galbūt norėsime įsisukti kitokį adapterį ir užpilti dujų, kaip pavyzdys Vokietijoje. Ta taipogi padaryti be problemų bus galima. Baigę pildymą, viską gražiai uždarom ir pildymas baigtas, tikrai labai patogu ir paprasta. Tai tiek apie Landerenzo sistemos montavimą į Subaru Outback automobilį. Jei vairuojat ir turit kažką panašaus, kreipkitės, mielai padėsim. Dėkui.